visi ant manęs pyksta, aš sakau, geriausias būdas būtų apmokestinti važiavimą į Vilnių. Tada įvažiavimą. Tai susimokė ten 5 eurus kiekvieną dieną važiuodamas į Vilnių. Važiuodamas per Vilnių. Tave nupaveiksluoja, tau atsiunčia sąskaitą, šiandien tu važiavai Vilniaus mieste 5 eurai, 10 eurų. Bet, pavyzdžiui, yra tas, London, čia tam pačiam Bergene, mano minėtam yra taip, tam pačiam Londone yra taip, dėl Londono centre jūs nematote kamščių didelių automobilių, dėl to, kad ten ten dabar 14 svaro ar 15 kainuoja. Įvažiavimas į miesto centrą. Jo, ten dar yra pribojama, ne visi automobiliai gali, bet jo, kad turi sumokėti tą mokestį. Ten yra pagal valandas, ten daug, ten sudėtinga sistema yra, bet realiai tai yra apmokestinta. Ir tada esmė tame, kad aš, ko gero, jeigu tai bus 5 eurai, jeigu man labai reikia, aš ir važiuosiu. Bet kai kuriuom dienom aš pagalvosiu, o gal man čia nelabai reikia, gal aš galiu sėsti. Čia yra tame, čia visą laiką, jo, tai tas yra, tai yra tas, kad mane turi sistema paskatinti